sesijai. Ir dabar mano pranešimas tai yra apie pradinių klasių mokytojus. Pranešimas apie tai, su kuo jau dirbau ir kaip tyrinėjau pati savo vykdomąją veiklą ir kaip tyrinėjau tai, ką mes darom su studentais. Tai jeigu galvot apie studentus, tai iš tiesų keičiasi tie studentai, kai atsimenu savo pirmuosius dėstytojavimo metus, tikrai būdavo daug daugiau sutalpinamų informacijos, daug daugiau atliekamų užduočių, o dabar iš tiesų užduočių vis mažėja, bet kažkur pasineriam į gylį. Ir tikrai tą labai jaučiu. Tai tikrai tie šaltiniai, kurie čia užrašyti, tai, kaip matot, kai kurie ir tokie nebelabai jauni, bet vis tiek yra aktualūs. Ir kiekvienas studentas, kuris sėdi auditorijoje, jis turi savo kažkokią tai patirtį, ateina su kažkokia tai informacija, nebūtinai jinai gamtamoksliškai gali būti teisinga, bet vis tiek samprotauti daug ko gali. Ir todėl tą naują turinį konstruojam ant esamos besimokančiųjų patirties. Ir ne tik tai mokytojam, ne tik dėstytojam, tikrai reikia nuo šito atsispirti ir pradėti nuo jų žinių, nuo jų samprotavimų ir tada konstruoti tą aktyvią veiklą, per konstrukciją tas geriausiai eina, o nurodymai, instrukcijos, kaip ir mano patirtis rodo, štai ir autoriai Helmke jau kada pasakė, kad nelabai veikia, tai iš tiesų taip ir yra. Ir vienas iš tokių būdų pasiekti yra daugiau reflektuojant, aptariant tą ugdomąją veiklą. Na ir dabar tuo, ką aš pasidalinsiu, tai tikrai imu vieną fragmentą, vieną kontekstą, kurį kūriau, nagrinėjant paukščių tematiką. Ir naudojau kritinio mąstymo, skaitant ir rašant metodiką, nes žinduolių kontekstą nagrinėjom išbandydami visas 3 kritinio mąstymo ugdymo schemos tokius pavyzdžius. Na ir kritinio mąstymo, kaip žinom, ta schema yra iš 3 pakopų ir pirmoji yra sužadinimas, tai kai remiamės vaiko, studento tomis turimomis žiniomis, patirtimis, nuostatomis, įsitikinimais, tai mes juos tikrai įsivardinam, tada kuriam prasmę, naujas turinys, naujos žinios, nauja informacija, na ir užsibaigia viskas 3 pakopą, refleksija, tai turimos patirties ir to naujo turinio apmąstymas, susiejimas to žinoto ir naujai žinomo. Tai dabar, jeigu atskleisti tą kontekstą paukščių nagrinėjimą, tai žinoma, visko aš negaliu padaryti, aš tik panagrinėsiu pirmą dalį, tą sužadinimą ir 3 apmąstymą, nes sužadinime tai buvo paprašyti studentai įvardyti ypatingą paukštį ir pagrįsti, kodėl jis jų manymu yra ypatingas. Ir paskui kita užduotis buvo mokyklinių metų prisiminimas, kur ką jie atsimena, kur kalbėjo, kažką nagrinėjo, tyrinėjo, kokį susitikimą su kokiu nors paukščiu yra turėję. Ir tada, kai čia buvo raštutos užduotis, o paskui buvo paruoštas 4 lapų tekstas apie paukščius, buvo paruoštos įvairiausios vaizdinės medžiagos ir apie kiaušinius, ir apie plunksnas, ir apie viską ten. Visko jiems sukeltą virtualią aplinką ir dar per seminarus ir paskaitą buvo nagrinėta ta medžiaga. Na, paskui jie turėjo palyginti 2 organizmų grupės, žinduolius su paukščiais, duoti kriterijai, tai palyginimo sugretinimo metodika jinai turi irgi kelis etapus, ir pagal kriterijus, pagal panašumų skirtumus ir paskui tas išvadų darymo. Lygmo 3. Na ir paskui jau kaip užduotis virtualioje mokymosi aplinkoje parengti tekstą apie paukščius, pasirinktą paukštį, jie ten rinkosi kokį norėtų paukštį, vienai grupiai daviau pasaulio paukščiai, kitai Lietuvoje gyvenantys paukščiai, kad būtų mažiau to sutapimo. Na ir parengti tą visą scenarijų pagal kritinio mąstymo metodiką, kaip jie vestų tokią pamoką, jeigu jie būtų su užduotim, su visą ko. Tai šitos dalies nenagrinėsiu, antrosios dalies. Na ir tada 3 žingsnių refleksija, apmąstymo dalis,
o jinai susideda iš tų kelių lygmenų, aš lygmuo, mes lygmuo ir išvadų lygmuo. Tai dabar 29 studentai buvo, paskui kai kuriuos atsijungimas jau buvo daugiau, bet aš jau tuos praignoravau, kad norėjau turėti 29, kurie visose veiklose. Tai dabar, reiškia, visoje 29 žmonių grupėje išryškėjo ypatingų 17 paukščių. 4 pasirinko pelėdą, ten 3 matot tas gandrą, po 2 žmonės rinkosi gegutę, liepsnelę, povą, papūgą, varną, zylę, žuvėdrą. O čia buvo po vieną pasirinkimą - gulbė, kranklys, kėkštas, lukutis, niekina, krežnė, pyras. Va, šitie paukščiai dabar kuo jie buvo gerai, kai jie savo įsivardino, kodėl jiems tas paukštis yra ypatingas. Dėl kažkokių tai plunksnų, dėl to, kad kažkokia elgsena įdomi, kažkaip ten jie įsivardino, tikrai buvo daug tų pagrindimų. Bet tada jie yra susidomėję tas paukščiais. Aš jau paliečiau jų tą asmeninį, jau tokio prie jo kontakto. Ir tada apie kiekvieną paukštį aš jau galėjau primėtyti jiems kažkokios įdomesnės informacijos. Ir aš matau, kaip tai auditorijai keičiasi tas visas mūsų bendravimas. Tada paukščiai studenčių prisiminimuose, tai irgi matot, kai kas iki mokyklinius metus aptarinėjo, kai kas pradinės mokyklos, kai kas progimnazijos. Tai paukščių stebėjimas iki mokyklinėme amžiuje, tai nebūtinai darželyje. Tai gali būti ir, aš atsimenu, kai 3 metų buvo, tai 4 metų aš čia su dėdukute kažką dariau. Ar ne? Tai vadasi iki mokyklinis. Bet yra ir kad tie, kurie lankė darželius. Tada pradiniai mokyklai ir matot, kai kas sutampa, ar ne? Yra lesyklėlių, tarkim, gaminimas ir kabinimas ir pradiniai mokyklai ir ten. Aišku, pradinėje mokykloje atsirandavo, kaip ir mes sekcijai, ką kalbėjome, ir tos išvykos, kaip vaikus sumasina. Tai va čia ir ornitologiniai įvairiausi objektai ir panašiai, tai aš va tuos įsirinkau. Ir tikrai straipsniai tenais daug sudėta, praktiškai visi tie reikšminiai teiginiai buvo suskirstyti ir sudėlioti į vietas. Tai dabar, pavyzdžiui, aš tik tai po vieną čia išrinkau dabar tam pristatymui. Pavyzdžiui, paukščių stebėjimas. Aš pamenu, kai kaime mes kartu su broliu bandėme kelti paukštuką į lizdą. Man buvo kokie 5-6 metai, broliui 10 metų. Atsiminimas toksai. Lesyklų kabinimas, darželį rengdavom lesyklas ir lesindavom paukščius. Taip susipažinome su keliomis paukščių rūšimis. Dabar raudomosiuose veiklose, tikrai toks paliečiantis. Darželiai buvo kažkokia veikla, kurio metu buvo galima pasisakyti, jei savo rankose turi žaislinį paukščiuką. Prisiminimas toksai. Pamenu, jis buvo mėlynas su geltonu pilvuku, matot, kokios detalės išlieka. Ir labai man patiko, tai sužinojęs mano krikšto tėtis padovanojo man papūgėlę. Ar ne, tada tokie. Gamtos žinovų buvimas šalia irgi labai matėsi, bobutė, dėdukas, sesė, vyresnis brolis ten. Mama labai domisi paukščiais, knygas skaito apie juos ir tuomet visada viską pasakoja mums. Bet, tarkim, toksai. Tada pradinėje mokykloje, irgi matom lesyklėlių, kad jis yra toks atviravimas ir dabar visiškai kitaip žmogus vertina. Kelis kartus vis papildydavom lesyklėlę, tačiau paskui pamiršome ir projektas nutrūko, tada aiškino. Taigi mokytojas tai turėjo paskatinti kažkaip, ar ne, jau jie kūrėsi savo tokį kaip mokytojo tipažą. Tada išvykos atėjo į ornitologinius kažkokius objektus, pavyzdžiui, tenais papūgų, kas yra kaimas, ne kaimas, paukščių kaimas, ar ne, bet minėtas buvo, arba štai šitas Ventės ragas ekskursija pradinėse klasėse, puikiai prisimenu, kaip leido palaikyti mažiausią paukštį ir kad aš jo bijojau, ar ne. Mažiukas, dar jų koks nykštukas 5 gramų, ta širdelė dreba, ar ne, ir kadangi kraujo apytaka taip greitesnė negu mūsų, tai jau taip jau ta širdelė greičiau plaka. Ir tas toksai baimė. Tada kai kas gamtos pažinimo pamokų epizodus, kai mokytojas ir nuotraukas rodė, ir balsus paukščių, ir įvardino pavadinimą, viskas komplekse kažkaip išliko. Kažkas pasakojo pamokančią istoriją. Ta diena, kai ėjau į mokyklą, gailėjau balandžius. Mane sudrausmino nepažįstama moteris ir man buvo taip gėda, jo gavau pamoką visam gyvenimui ir daugiau taip nedariau. Toks patyrimas. Progimnazijos laikų patirtie ugdomųjų veiklų prisiminimai,
dalymasis žiniomis buvo, gal mano tas pirmasis toks buvo išskirtinesnis, nes matot, pamenu, kaip su klase atvykome ekskursiją į Nidą, sustojome aplankyti kormoranų. Ši vieta tiek iki medžiai paliko didžiausią įspūdį, apnuoti gal bevertinti tą paukštį gamtoje, kaip jisai. Na ir va tada, kaip susitikimai su paukščiais, kaip per kažkokį relaksą ateina prie šitą miške šalia mano namų yra kūdra, kurio gyvena gervės. Aš ateinu į tą vietą nusiraminti, stebėti, kaip jos vaikšto. Ir ne vien tik apie gervės buvo, bet buvo ir apie ir gulbių stebėjimas ir kažkokių kitokių paukščių. Dabar daugiau 3 žingsnių matė refleksija, nes vis tiek tam didžiajam blokė, kurį praleidau, mes vis tiek dirbom ir individualiai porose ir grupėse ir visaip, ir paskui visą tą turėjom apmąstyti. Tai dabar, jeigu refleksiją aptariam, tai, matot, yra tam tikri lygmenyje, bet ir tokie klausimai keliami, tai šiems irgi tai būtų tokių orientacinių klausimų, kad galėtų pamąstyti, ką sužinojo, ką suprato, kas buvo sunkiausia, kaip pasikeitė mąstymas apie paukščius, ką darysiu kitaip, jeigu, vienu žodžiu, tokie refleksiniai klausimai, kad jiems būtų lengviau parašyti refleksiją. Tai dabar kas išryškėjo, sakykime, aš lygmenyje, matot, tokių reikšminių teiginių buvo 50. Ir naujas žinias akcentuoja, kiti supratimą, išmokimą, tokį asmeninį tobulėjimą, kiti vardina patirtus sunkumus, užduotys, didaktinį sprendimą, jau visiškai toks mokytojo tipažo kūrimasis ir apie tai daug susitelkama, ateities perspektyva, kaip aš dabar dirbčiau, ką aš dabar daryčiau apie tai. Ir mąstymo kaita. Tai toks išiškėjo. Tai dabar, jeigu kokį pavyzdį parinkti, tai nežinau, čia vis tiek mes to laiko daug neturim, pavyzdžiui, besimokymą pagerino informacijos sisteminimo įgūdžius, ar ne? Mato tokį tobulėjimą. Patirti sunkumai. Sunkiausia buvo nesumaišti paukščių žinduolių ypatybių, nes reikėjo, sakykime, palyginti jiems tuos žinduolius su paukščiais, bet atlikus palyginimą užduotį mintys susidėliojo. Patirtas sunkumas ir kažkaip sėkminga pabaiga. Mąstymo kaita praėjo, patirtysis mano mąstymas, supratau, kad gali skirtis man aktualūs dalykai nuo kitiems aktualių. Ir va šitą, kai dirba grupėse, kai dirba porose, pradeda suprasti ir įvardina. Tada antras refleksijos žingsnis buvo mes, lygmuo, ir čia buvo mažiau tokių reikšmingų teiginių ir sudėliojus į kažkokias subkategorijas, man išryškėjo tokios subkategorijos, pagrupavus tos teiginius. Darbo poroje nauda, darbų pasiskirstimas poroje, nors atrodė, kad poroje gal nebesiskirstom, darbais dirbam iš karto, žingsnis po žingsnio, bet pasirodo atrado kai kas ir tokių, kad pasiskirsto, padirba kartu, pasiskirsto, padirba kartu, bet kažkokių tokių darbų. Komandos nario pripažinimas, pirmenybė individualiam darbui vis tiek teikiama buvo kelių žmonių ir pirmenybė grupiniam darbui. Tai va tokie. Ir dabar, pavyzdžiui, yra darbas poroje. Poroje dirbantys draugai padeda praplėsti tavo suvokimą, pažvelgti iš kito kampo. Komandos nariui svarbu buvo dirbti su nauju komandos nariu. Ir aišku, per tas visas veiklas, ne vien tik apie paukščius, kaip visko turėjom per tą semestrą, tai mes labai dažnai keičiamės tomis poromis ir stengiuosi, kad kuo daugiau jie pažinti vieni kitus. Nes labai įpratę dirbti su tam tikrais žmonėmis ir dirbtų turbūt 4 metus, jeigu niekas nejudintų. O paskui tikrai padaro atradimą, kad kitas tas žmogus ir kaip be galo įdomus. Nors kartais ir nusivilia kitų tų draugų. Tada pirmenybė individualiam darbui, pavyzdžiui, ir kiti individualiais, tai pažiūrėkim, kaip Vincentas mūsų. Net prisimenu, kaip doktorantūros metais, bet ar ne, čia jos paskaitos klausėm ir kaip, ne, bet tikrai viskas labai normalu, kadangi yra žmonių, kurie yra labiau linkę dirbti grupėje, kiti individualiai padaro daugiau. Tai va čia irgi panašiai, kad dirbti drauge su kursiokė sekėsi gerai, bet būtų buvę gerai dirbti vienai, nes taip esu įpratusi ir taip man yra patogiau, ne? Tai va yra taip įvardinsiu. Na ir trečias refleksijos žingsnis, tai išvadų lygmuo, čia tos subkategorijos darbo mokykloje vizija, išdaryti mokymosi metodai būdai, tobulinti grupinio darbo įgūdžiai, savęs įsivertinimas ir naujos žinios. Tai matot, iš tų 36, kaip čia kas pasiskirsto.
reikšmingų teiginių. Tai irgi po vieną įdėjau, straipsniai yra įvardinti jie visi. Tai pavyzdžiui, darbo mokykloje vizija daug naujos patirties mokytojos darbui. Įgijau patyrimo rengti užduotis mokiniams. Kadangi skirtingų lygių tos užduotys turi būti visko, tai čia kažkas susidėlioja. Patobulinau grupinio darbo įgūdžius. Manau, kad galimybė dalytis grupėse kiekviena iš mūsų yra pliusas. Nuolatinis dalymasis padeda geriau suprasti temą. Savęs įsivertinimas. Manau, kad ir aš grupėje buvau tas žmogus, kuris plečia kitų akiratį. Tiesiog pripažino tą savo aktyvumą neveltui. Tai apibendrinant, ką būtų galima pasakyti, tarkim, ta užduotis ypatingo paukščio įvardymas. Tai iš tiesų nukreipė žvelgti mus vieną kryptimi visus, išplėtė ugdymo turinį, sukėlė tas teigiamas tokias emocijas ir kartu patenkina pažinimo interesą, nes tada atsiranda tas naujumo įspūdis, naujumo tas toksai patyrimas pažinimo procese. Ką refleksija mums davė? Tai tikrai buvo galima įsivertinti tą laikotarpį nuo pradžios iki galo, ką mes patyrėm mokydamiesi paukščius. Tada vis tiek buvo ieškoma reikšmingų atradimų, įžvalgų apie save, tas besimokantysis neliko atskirai, paukščiai savo, o tu savo, reiškia, tu irgi čia buvai. Na ir vis tik tai buvo galima subjektyviai, žinoma, kad pasimatuoti ir savo žinias ir įsivertinti tą pokytį. Tada ta mokymosi kultūra irgi keitėsi. Tai vienas iš tokių, kad žinių lygio kaita akivaizdi buvo. Mums kaip mokytojams, mes tom didaktiką mokomės, kad pažintume mokymosi strategijas, mokymosi metodus, poveikio įvairius būdus. Tai čia irgi tas išryškėjo, kad pažinti su naujais mokymosi metodais buvo reikšminga studentė. Na, kartais ateini ir dalyvauji užsiėmime, bet kartą mažai dalyvauji užsiėmime, o čia tikrai jie jautėsi, kad mokymosi proceso dalyvis tikras buvo ir motyvacija didėjo su kiekvienu užsiėmimu, įsitraukimas buvo, na ir gerėjantis mokymosi įgūdžiai ir savokos, įsiminti sunku, kažkokias kuria asociacijas, tarkim, ar ne, kad kažkas pradėjo konspektuoti, nors dabar studentai mažai į popieriaus lapą konspektuoja telefone, po kompiuteris ant stalo, bet kai kas pradėjo tokius konspektus darytis. Na ir įsivertinimas, kaip geriau mokytis, šitas dalykas, kiekvienas liktai individualiai įsivardino, ar jam poroje geriau, grupėje geriau, ar reikia ir vieno, ir kito, ir trečio išbandyti, nes skirtingais atvejais skirtingai gali būti. Dabargi kas man buvo naudos, taip susigauti tą grįžtamą informaciją, tai žinoma, kad studentų pažinimas, užsimezga tikrai toks aktyvesnis, glaudesnis edukacinis santykis su jais. Aš sužinojau, kokios jau jų patirtis, ar jie turėjo per savo gyvenimą, kad atėjo iki antro kurso gamtos vedlių, ar tai buvo šeimos nariai kažkokie, tai ar buvo mokytojai, ar neformaliam švietime atsiradę žmonės, kurie jiems suteikė kažkokią informaciją ir galų gale gamta šalia tavęs, koks jos reikšmingumas. Ir tada mokyklinė patirtis atsiskyrė, pasimatė, aš tada jau tikrai tokią nuojautą turiu apie visą grupę, kokie metodai, kokios jų patirtis, kokios išvykos, kur jie buvo, ką aš čia dar kur galiu pastiprinti, kur susėti su tuo turiniu per krašto pažinimo praktiką, tarkim. Ir pasitikrinimas, ar tinkantis mano metodai naudojamas, mokymo stilius, tą gali pamatyti iš karto. Na, va štai tie du paukščiukai ir aš tą su skrybėle. Vidury radau tokią iliustraciją. Tai padėjo geriau suprasti paukščių gyvenimą ir išmokti naujų sąvokų. Vienas rašo, mokantis keitėsi mano mąstymas, nes sužinoti kažką naują man yra malonumas. Tai va. Ir čia mano gražiausias paukštis, ypatingas paukštis yra tulžys. Sako, jisai gyvena
Lietuvos rytuose ir pietvakariuose, bet nieko panašaus. Aš tulžį pamačiau Kauno Marių regioniniam parke. Tai va, tai gražus, bet kaip žuvį daužo, tai man nelabai patiko. Tai va, tai ačiū uždėmesį, gal turėtumėt kokį klausimą. Gabrielė Sutilienė, kolegė Rytas. Ir iš tikrųjų, jeigu ne Steamas, manęs čia nebūtų, kadangi aš atstovauju matematiką ir matematiką, bet Steam'e mes visi esam komanda. Ir iš tikrųjų, mano pranešimas bus gal šiek tiek toksai teoriškesnis, norėsiu jums suteikti platesnį mąstymą, kur mes esame Europos kontekste ir Lietuvos kontekste. Ir viena mintis, kai mes kalbam apie Steam'ą, iš tikrųjų yra apie bendradarbiavimą. Nes visų pirma, Steam'e mes turime išmokyti mokinius bendradarbiavimą. Bet tam, kad veiktų Steam'o veiklos, mes mokytojai turim bendradarbiauti. Bet tam, kad, tarkim, vadovybė leistų mums vykdyti Steam'ą, mes turim bendradarbiauti su vadovybė, nes reikia keisti tvarkaraščius, reikia kažkokių priemonių, reikia dar kažko. Ir iš tikrųjų mes Lietuvoje jau turim labai gražų Steam centrų tinklą ir kad vadovybė mums išleistų tą Steam centrus ir dalyvauti, vėl mes turim bendradarbiauti. Tai aš noriu, kad tą bendradarbiavimo mintį jūs, žodžiu, visą laiką taip ir turėtumėte. Tai trumpai jau 24 metais Europos komisija būtent apžvelgia tas Steam kompetencijas. Aišku, jie naudoja Steam be A raidės. Mes lietuviai esam priglaudę tą A raidę ir kai kada būna tokių nesutarimų, kodėl jūs priglaudėte A raidę. A raidę mes šiuo metu dar kol kas naudojame kaip art, menus, bet kiti jau naudoja A, tai O. O, reiškia O, ir raštingumas, ir rašymas, viskas. Kiti jau tą A raidę sako kaip dirbtinis intelektas, nes AI. Tai mes dar Lietuvoje turime Steam'ą su A raidė, su art, tai reiškia tą reikšmę. Tai jisai iš tikrųjų svarbus, nes kaip ir matom 24 metais apžvelgtoje, kokie yra iššūkiai su šito Steam ugdymu, kad iš tikrųjų jisai atrodo patrauklus ir teoriškai pagrįstas, bet yra nevieningai apibrėžiamas. Netgi Lietuvoje mes turim tam tikras, kaip čia vadinamas, tas mokyklas, kur vieni sako, kad Steamas tai yra tik minkštųjų kompetencijų ugdymui, o visa kita nelabai. Mes, kadangi Vilnių ir Vilniaus Steam centrą, tai mes turim šiek tiek kitokį požiūrį, kad būtent tame Steam'e turėtų tose veiklose holistiškai susisieti bent 3 skirtingos disciplinos. Bet taip holistiškai, nes labai mes kartais paimam discipliną, sujungiam į vieną, padarom kažkokį bandymą ir sakom, čia yra Steamas. Nu, čia ne, čia labiau yra, tarkim, patyriminis mokymas, ar ten šitie inquiry-based, ar problem-based, bet tai nėra pilnas Steamas. Tai tų iššūkių yra ir iš tikrųjų, kokie yra Europoje iššūkiai, kad yra netolygus mokinių įsitraukimas, nes ir mes matom tą patį Lietuvoje, kaip mes ir kalbam, važinėjom po mokyklas ir sako, mes jaučiamės, kad mes esame vienam vandenyne, bet vieni su jachta, kitų su plausu. Tikrai, nes yra labai gražių Steam centrų, tada yra mokyklų, inžinierinių mokyklų, yra vienos aktyvios mokyklos, kitos nelabai, kitur yra aktyvus mokytojai, bet neaktyvi vadovybė, kur neišleidžia, kitur yra priešingai, vadovybė aktyvi, mokytojai, žodžiu, ką čia dar vėl kišti. Tai iš esmės, ta prasme, mes esam jau vien Lietuvoje netolygiai. Ir tie skirtumai tarp tų pačių mokinių, tarp tų talentų, nes principas yra toks, kodėl bandoma bent jau Steam centruose, kad mokiniai ateitų nuo 7 klasės, dėl to, kad Lietuvoje turim labai stiprų iki mokyklinukų ir pradinukų tinklą, kurie Steamininkai iš pagrindų dėl to, kad tai yra natūraliai veikiantis dalykas. Ir tada atsiranda 5-6 klasėje kažkoks atskirtis tarp to, kad mokinys čia viską mokėjo, bendrai viskas sukosi, viską bandžiau, dariau, patyriau, po to kažkoks toksai jau išskirstymas į tas skirtingas disciplinas. Ir todėl sakom, kad Steam centras turėtų būti ta vieta, kur mokinys natūraliai išbando per Steamą įvairias tas mokslo, būtent gamtamosius dalykus ir gal mes užčiuopsim tos talentus, jau anksčiau, nuo 7 klasės. Nes kai kartais būna mergaitėms reikia tiesiog tame Steam'e paimti temą mergaitišką. Kartais to užtenka. Ir daroma iš tikrųjų daug tyrimų, o kada tas mergaitės matom atotrūkį dėl to, kad
mergaitės nesirenka nei technologijų, to IT profilio, dar kažkas irgi įeina čia stereotipų, bet čia jau kita tema, čia yra žodžiu tyrimo laukas. Tai ir iš tikrųjų, kad mes tų 4 numerį matom kompetitingus STEAM mokytojų trūkumas, tai mes ir prieisim šitoj mano pranešime, kas tas yra STEAM mokytojas. Taigi, šių metų kovo mėnesį taip pat Europos komisija išleido STEAM ugdymo strateginį planą, tai labai šviežias naujas dokumentas. Ir jame yra 3 pagrindiniai tikslai, tai ta STEAM kaip ugdymo, kiti vadina ugdymo filosofiją, tvirtinti kaip tokį ES švietimo ir įgūdžių politikoje esantį svarbų punktą, kaip ramstį ten angliškai, tai reiškia, kad mes lyderiaujam ES būtent su STEAM švietimu. Toliau sukūrėm patį Europos tą tinklą, kad būtent skatinti tuos vietas, kur mokiniai gali atrasti savo talentą. Pavyzdžiui, mes lietuviai dabar vykstam į Kirgiziją, nes Kirgizai vienu metu sugalvojo atnaujinti labai ugdymo programas ir įtraukųjį kartu įdėti ir STEAM. Ir įsivaizduojat, nuvažiuoji tu į Kirgiziją, kuris yra Lietuva 30 metų atgal, tai reiškia, mokytojas pradeda šnekėti tik tada, kai jam palinkčiojo ministerijos atstovas, tada jisai kažką pasako, maždaug ten iškalęs ir atsiveda į laboratoriją, kur yra 3 Lego rinkiniai. Ir čia tokia laboratorija, čia nereali 3 Lego rinkiniai. Ir mes žiūrim ir tada, prasme, tu galvoji, kaip perduoti, visų pirma, neišgąsdinti, nes jau jie galvoja, kad STEAMas tai yra mokytojas, kuris žino viską. Tai mes turim irgi per tą bendradarbiavimą, kad tu negali visko žinoti. Bet kai tu bendradarbiauji, turi kažkokią problemą, nes dabar įsivaizduot kokią nors pasaulyje problemą, kurią galėtų išspręsti vienos disciplinos žmonės. Nu ne, viskas, mes bendradarbiaujam visur, ir mes patys, ir mūsų, ir tam, kad išspręstume didelę kažkokią netikėtą problemą, nes mes dabar gyvenam neapibrėžtos ateities laikotarpiu. Ką reiškia neapibrėžta ateitis? Rytoj gali būti COVID-as numeris 2. Ta prasme, mes niekados nežinom, kas bus rytoj, dėl to mes turim turėti tokias kompetencijas, kurios veiktų toj neapibrėžtoj. Ką reiškia neapibrėžta? Aš nežinau, kas bus rytoj, bet aš turiu būti pasirengęs kažkaip reaguoti ir mes tą reagavimą tik tais galim per bendradarbiavimą, nes kažkas vienas kompetencijas turi, kažkas kitas, kažkas trečias. Mes per bendradarbiavimą galime ruošti tai neapibrėžtai ateičiai. Ir toliau trečias skatinti moteris. Aš nežinau, kodėl su ta moterim labai yra visuose dokumentuose būtent jas įkvėpti būti mūsų inovatorius, nes, kaip ir minėjau, labai daug veikia stereotipai mus labai stabdo ir, kad reiškia, tu negali eiti į mokslą, ką tu ten eisi ar į kažkokias technologijas, nes šiuo metu labai daug yra tokių technologijų, kur tikrai moteris yra puikios testuotojos, jos gali išbandyti, jos yra smulkmeniškos, moteris nori padėti pasauliu, mes turime prilytis, kodėl moterų yra daugiau mokytojų. Mes matom tą prasmę padėti kitam ir per šitą irgi veikia. Tai va, mes vis tiek esnės. O tik ne. Tai, žodžiu, šitas planas, jisai nepasakysi. Tai, ką mes Lietuvoje turim? Mes iš tikrųjų Lietuvoje turim patvirtintą netgi ministras ar ministras tuo metu, nesimenu, kas buvo įsakymą, 23-30 metų STEAM ugdymo stiprinimo planą. Oficialus, jau Lietuvoje mes turim stiprinimo planą, tai mes jau daėjome iki tiek. Tai ką tai reiškia, kad STEAM samprata apibrėžiama kaip kompleksiškas ir visuminis tikrovės reiškinių pažinimas, taikant kūrybišką prieigą ir organizuojant integruotą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos ugdymą. Tai keli čia yra dalykai: kompleksiškas, visuminis tikrovės reiškinių, reiškia tai, kas mūsų aplinkui, pažinimas taikant kūrybišką prieigą ir organizuojant tą integraciją. Ir šitam plane yra pabrėžiami, tie Lietuvoje, kokius mes, kai mes kalbame apie STEAMą, turėtų būti taikomi šitie bruožai. Tai yra realus kontekstas. Vaikui artimas realus kontekstas, dar nekalbam apie Marsą, nes dar mes jo jame nebuvom. Taikomi tam tikrus scenarijai ir mokiniui aktuali ta informacija, kad jam būtų įdomu, skatinti tvarų ir atsakingą santykį su pasauliu. Toliau siekti įgyvendinti mokinio suformuluotus konkrečius tikslus ir uždavinius. Vakar labai darželėje ir tikrai iš kažkurių pranešimų būtent, kad formuluoti, kelti tuos tikslus, tada
skatinti tvarumą, santykį su aplinka. Toliau didėja, tie metodai turėtų būti paremti aktyvių tyrinėjimų, modeliavimų, ugdyti kritinį ir kūrybinį mąstymą, bendradarbiavimą, komunikavimo kompetenciją ir problemų sprendimo gebėjimus. Ir taip pat jau trečioji daly, kad turi būti tas aktyvus įsitraukimas tiek fizinėse, tiek virtualiuose aplinkose ir mokinių praktinis ir kūrybinė veikla. Visko labai daug, bet keli tie patys yra pagrindiniai bruožai. Kūrybiškumas, tvarumas, aktyvi veikla, bendradarbiavimas ir komunikavimas. Reiškia, kad mes sprendžiam realią problemą, kuri yra aplinkui mus, kuri yra mums naudinga, svarbi, nes pavyzdžiui, mes kaip suaugę mes turim vienokį požiūrį ir dabar labai dažnai tyrimuose bent jau yra populiaru taikyti dalyvaujantį, kaip ten angliškai įsivertus, reiškia, kad tame tyrime dalyvautų ne tai, kad aš suaugęs ir aš žinau, ką tau reikia padaryti, bet patys mokiniai dalyvauja kaip dalis to kūrėjo, kuris įsitraukia į visą procesą. Nes pavyzdžiui, mes kalbame, kad reikia uždrausti telefonus ir tai yra suaugusio sprendimas, bet tie mokiniai sako, jūs galėjot mums net neduoti vaikystėje telefonų. Ir dabar tai 15 metų, 16 metų, kodėl jūs mums jos davėt ir dabar norite atimti? Tai kodėl jūs tada nedarėt sprendimo neduoti? Ir dauguma, pavyzdžiui, kodėl nenaudoja dirbtinio intelekto, nes žino, kad tai eikvoja daug elektros energijos, tai yra netvaru. Esmė, kad mes turim savo mąstymą, jie turi savo mąstymą. Mes kuo daugiau kalbėti, nes jie irgi turi mintis, norus, žinias ir visą savo supratimą. Tai vat, tame bendradarbiavime ne tik tarp pačių mokinių, bet ir mums patiems bendradarbiauti su jais. Taigi šitam plane yra numatytos 4 priemonės, yra tas STEAM samprata, mes aktualizuotume ir visi turėtume daugmaž tokią vienodesnę, panašesnę. Tam tikros praktinės veiklos, aišku, pagalba trečiom ir pagalba mokytojui ir priemonių prieinamumas. Aš jeigu neklystu, po šitą Tumo mokyklos su visom laboratorijom, kiek aš neklystu, po šitą 4 priemonę prieina. Bet gal aš tada sustopsiu trumpai ties 3, tai reiškia, irgi, kadangi čia yra planas 23-30 iki 30 metų, tai ir turbūt jaučiate visokias pasiūlymus kvalifikacijos kelimui, patys STEAM centrai irgi žinau, kad organizuos ir įvairius, labai dabar turim daug tiekėjų, kurie nori padėti organizuoja tos kvalifikacijos kelimo kursus, programas. Toliau bus bandoma sukurti tokią duomenų bazę centralizuotą tarp mokslininkų, dėstytojų, aukštųjų mokyklų, mokytojų ir mokinių, kurioje būtų daug tų veiklų aiškiai aprašytų ir tokių vienodesnių, ta prasme, kad lygis būtų, kaip pasakius, nelabai skirtingų lygių, kokybės lygių. Ta prasme, kad kuo daugiau veiklų, kuriuose ir atsispindėtų visas tas Lietuvoje taikomos STEAM švietimo sampratos. Toliau, taigi labai trumpai, kadangi mes žinot, mes turim 10 Lietuvoje STEAM centrų, tai yra iš tikrųjų, kai nuvažiuojam tarkim, į kitas šalis ir mes pasakom, kad tai turim, tai mes visų pirma, kaip valstybė sugebėjo susišnekėti ir rasti finansavimą ir įkurti 10 skirtingų centrų, jie yra ir skirtingi ir panašus. Kadangi mes turim 7 regioninius, regionas tai reiškia, tarkim, Telšiai ir čia arčiausiai Šiauliai ir 3 metodiniai. 3 metodiniai, tai jie dabar daro atsidarinėti, tai yra Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Ir principas toks, kad visose centruose yra kelios laboratorijos standartinės, visose Lietuvoje būtų standartas. Ir plus tada kiekvienas centras pasirenka savo. Aš žinau, kad Klaipėda šiek tiek su marinistiniu, su jūrų kažkokiam technologijom, Šiauliai dar su kažkuo. Reiškia, pasiema dar jie tokį plus kelias tas programas, laboratorijas, kur jau tam kraštui įdomesnės. Ir iš tikrųjų, tuose STEAM centruose veikia daug veikėjų. Ką reiškia daug veikėjų? Mes turime tą patį centrą, mes turime verslą, mes turime mokytojus, mes turime mokyklas, savivaldą, nes kiekvienas iš centrų turi savo valdymus, tarkim, kiek aš atsimenu, Šiauliai yra pavaldus universitetui, bet pavyzdžiui, Panevėžys savivaldybei ir ten savivaldybė duoda kitas dar kažkam. Jie yra centrai, kurie yra tinkle, bet jų steigėjai yra visiškai skirtingi steigėjai. Ir
tikrai, nežinau, jeigu kas naudojatės, yra steam.lt yra tas visas kalendorius. Ir dabar labai daug su mokytojais kalbam, sako, mums reikia tokio kalendoriaus, kuriame būtų, rugsėjui, spalį aš mokau tą ir tą. Tai prašau, jeigu būna tos veiklos, būtent pagal mano tą tvarkaraštį, kurį aš turiu mokslo metam. Tai padėtų pritraukti, kad, reiškia, aš neturėčiau ieškoti tos temos kažkokiu kitų metų laikų, kad būtų patogu čia mokytojai planuotis. Kokios jau dabar, kadangi kai kurie centrai veikia kelis metus, kokios jau dabar yra tos gerosios praktikos, kad ateina įmonė su realiom problemom. Mat, mes turim, tarkim, pakuotę, kuri turi būti tokia. Ir tada mokiniai su mokytojais ir su metodinių centrų tais darbuotojais, jie ir sprendžia tą realią problemą. O kas buvo pasakyta mūsų STEAM sampratai? Kad spręsti realias problemas, kurios yra aplinkui ir tada leidžia tos įmonės užsidėti mokiniams kažkokius ten savo, reiškia, jeigu prekė yra pakuotė tam vaikams, tam reiškia, nesaugusiam vaikams, tada jau jie gali rinktis koks bus dizainas, kaip man yra patogu. Dar užsidėti tą savo tokį, kaip čia pasakys, jo logotipus, reiškia, toliau yra, gal esat girdėję, kvalifikacijos kėlimo vasaros stovyklos mokytojams. Tikrai labai populiaru ir kiek žinau, kad dalykininkai jau kelis metus važiuoja ir šiais metais berods bus trijose skirtingose centruose vasaros mokyklos, sako, tai atgaiva šielai, nes yra vasara, tai reiškia, neturiu kažkur grįžti bėgti į darbus. Ir tu susitinki tarp tų savo dalykininkų, savo senų kolegų, kaip ir čia, žinot, aš matau, kad čia irgi daug pažįstamų, kurie irgi turi bendrų interesų. Toliau, STEAM centrai yra irgi jų vienas iš punktų, kad jie turi teikti pagalbą mokytojams. Jeigu, tarkim, turit klausimų ir STEAM centrai laukia klausimo, mokytojai bijo užduoti ir stovi vienoj pusėje kitoj. Turit klausimą. Man, nežinau, gavau naują priemonę kažkokią laboratorinę ir man neveikia, arba jis stovi dėžėj. Parašykit, kad man... Žinot, kaip yra, sakau, sunku pasakyti, kad man reikia pagalbą. Bet tik parašykit, nes jie laukia, o šita komanda, visi tie STEAM centrai laukia tų klausimų, nes jie irgi turi, kad reiškia, kaip padėti, jeigu reikia įsidiegti ten. Žodžiu, arba tu nori tokią idėją, bet nežinau, kaip čia reikės, kokių čia dalykų reikės. Pavyzdžiui, būna kartais STEAMas tai reiškia, kad aš turiu maždaug irgi suprasti, kokio dalyko tą mokytoją kreiptis, iš kokių dalykų kolegų mes turim suburti tą ratą. Tai kartais irgi galima paklausti, sakyti, turiu idėją, padėkit, tiesiog, nes jie laukia jūsų klausimų. Ir taip pat kūriamos yra visos metodinės medžiagos irgi remiasi, yra įtraukiami mokytojai, STEAM centrų metodininkai ir mokslininkai, kad irgi reiškia, mes negalime susidėti kas šiandien yra vyksta, mes turim labai žiūrėti į priekį, ruoštis tai neapibrėžtai ateičiai. Ir dėl mokytojų labai yra daug kalbama, kad ir Europoje, ir pas mus trūksta tas STEAM mokytojų. Ir mes galim iš tikrųjų prieikia, kas tas STEAM mokytojai. Nes tarkim, aš dalyvavau skaičių pranešimą inovatyvių STEAM mokytojų, reiškia, kažkoks tinklas. Ir aš galvoju, gerai, tai kas tas tik? Ko čia man tikėtis? Kas yra STEAM mokytojas? Bus lietuvių kalbos mokytojas? Tikiuosi, kad turbūt ne. Anglų kalbos? Turbūt ne. Bet pradinukas. Tai pradinukas yra STEAM mokytojas. Labai tas tai, aš jums atsakymą nepasakysiu, kas yra tas STEAM mokytojas, bet mes pabandykim pagalvoti. Nes pavyzdžiui, neoficialus kodimo, gal irgi tokia šventa aplinka, jie rašo, STEAM mokytojas paprastai tai apibrėžiamas kaip asmuo, kuris gerai išmano visas susijusias sritis ir gali efektyviai mokyti kiekvienos iš jų skirtingų klasių mokinius įvairiose mokyklos šalyse ir visam pasaulyje. Kosmosas. Tai mes dabar nusileiskim į realybę. Nes jeigu pasinaudotume šito šaltiniu, tai tikrai turbūt tie kirgizai pasiskaitė kažką panašaus ir labai išsigando. Nes iš tikrųjų tai yra STEAMas kaip, tarkim, kaip ugdymo filosofija, jinai reikalauja bendradarbiavimo tarp dalykų. Įskaitant mokytojus, kurie yra iš skirtingų sričių. Tai vadinasi, mes turim skirtingų sričių mokytojus ir reikia kažkaip pradėti susikalbėti, kokia mano dalis, o kur čia yra svarbiau. Kiekvienas tampo visų paklodė į savo pusę, žinot, būna, kai reikia rasti 1 valandą tvarkaraštyje ir kiekvienas tampo į savo pusę. Tai iš esmės yra bendradarbiavimas. Nes STEAM mokytojas tai yra žmogus, kuris geba bendradarbiauti su kitų dalykų mokytojais ir geba identifikuoti, kurių dalykų kolegas reikėtų kreiptis.
ir mato tą ilgalaikę perspektyvą, ne tai, kad aš padariau dabar ir viskas, bet irgi tas, kaip čia iš vienos pusės tvarumas, ilgalaikiškumas, perspektyvos matymas, tai yra labai svarbu. Ir klausimas, tada kas yra STEAM mokytojas? Tai yra mokytojas, pavyzdžiui, kuris epizodiškai mokyklose organizuoja STEAM pamokas. Arba inžinerinės pakraipos mokyklos mokytojas, nes mes tikrai turime VTU inžinerinių licėjų, kur visas ugdymas yra grįstas STEAM. Ir pas juos ten STEAMas tai yra tiek natūralu, visas suderinti tvarkaraščiai, net tiesiog jiems nekyla klausimų, kažkokių iššūkių. Ar tai, pavyzdžiui, tik STEAM kvalifikaciją įgijęs mokytojas, o STEAM centro metodininkas. Ar jis yra STEAM mokytojas, tai ten dažnai nebūna žmonės, kurie turi mokytojo kvalifikaciją. Tarkim, būna mokslininkai, kurie būtent toje srityje, bet jie mėgsta ir domisi dėstymu. Tai ir klausimas tada ir kyla, o kas tai yra STEAM mokytojas? Ir aš turbūt atsakymą jums neturėsiu, bet mes Lietuvoje esam turėję Vilniaus universitete STEAM ugdymo studijų programą akredituotą, bet niekas nestoja. Nes kai tu baigsi STEAMą, tai kur tu eisi dirbti? Neturiu, nėra mokykloje pas mus tvarkaraščio STEAM mokytojas. Tai ta ši programa, kadangi ten stojo 2-3 žmonės, jinai buvo uždaryta, nes buvo akredituota. Toliau universitetai jau siūlo 2 dalykų, tarkim, biologijos, fizikos, chemijos, tuos dalykus ir tada ten yra rašta, kad bus mokytojai supažindinami su STEAM filosofija. Bet šiuo metu, kuo grindžiamas mūsų pagrindė yra tas STEAM mokytojas ir STEAM švietimas, tai esamais mokytojais, kurie bandomi ne tik perkvalifikuoti, bet suteikti naujas žinias būtent kaip taikyti tą STEAM. Gal čia praleisiu. Tai mokytojai dažniausiai iš tikrųjų susiduria su būtent tais tvarkaraščių derinimu, tiek mokykloje, jeigu nori vykdyti STEAM veiklą, tiek jeigu nori vykti į STEAM centrus. Administracijos požiūris, kaip minėjau, vienur yra, kad administracija tik tais daryti, to kitur yra priešingai. Tikrai Lietuvoje mes turime skirtingą situaciją. Toliau mokytojai įvardijo ir tai, kad pavyzdžiui, aš sukūriau su kolegom, bet aš nenoriu dalintis. O ta dalinimuose kartais, nes tada, kai tu pasidalini, tas kitas gali, reiškia, kaip jau savo priimti. Reiškia, ta dalinimuose kultūra pas mus dar tokia yra, kaip čia pasakyti, kaip ir yra pasitikėjimas, kad dalinimės tom gerosiam patirtimi, iš kitos pusės kaip ir nelabai nori, nes būna viena mokykla daro daug, bet tada nesako kitai. Nes, pavyzdžiui, viena mokykla, nežinau, ten yra Elektrėnuose, vieni įsikūrė labai gerai laboratoriją, kiti klausim, gal pasakykite, kokie tiekėjai? Ne, nesakysiu, ieškokit patys. Ar gaila, aš noriu pasakyti tos tiekėjus, tai kiek sutaupysi laiko, kad nusipirksi. Tai va tas nei priimt, parodyti nenori, nežinau. Ir tada tie patys mokytojai pasakė, kad dažnai yra, kas juos motyvuoja, tai kad tu, STEAMas yra tai, kad tu kai darai su naujausiai, iš tikrųjų darai visą laiką kažką naujo, ne tai, kas buvo vakar, ir plus matai rezultatą labai greitai. Ir kažkaip veikia viskas, ne, ir kažką čia padariau. Ir mokiniai irgi pradeda tą matyti tokį problemą iš visų pusių. Ir tą parodom tą tokį platesnį holistinį vaizdą, kad šitai problemai, nes dažnai klausia, ką man tos matematikos, kodėl aš čia turiu, palauk, sakysi namą, tu turi skaičiuoti tą plotą. Žodžiu, kai parodai, kad čia yra tavo, tikrai tu kasdienybėj naudosi, ir kad mokytojai patys, jei nenori atsilikti, tai va tas motyvuoja, kad reiškia, aš nenoriu atsilikti nuo kolegų, nenoriu atsilikti nuo naujovių. Ir jau dabar, 24 metais buvo atliktas tyrimas, kaip įtakoja mokytoją, kuris vykdo STEAMą, kokia jau jam pačiam yra mokytojų nauda. Tai mokytojų gerėja kognityvinis raštingumas, ir jis sugeba daugiau suprasti ir pritaikyti naujas žinias. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu pradedi dirbti su kito dalyko mokytoju, tai žiūrėk, jau pradedi matyti, kaip jisai mato. Tai nereiškia, kad tu turi visas dalykinės žinias ir tu gali pakeisti tą mokytoją, bet jau irgi tą patį reiškinį pats mokytojas irgi mato plačiau. Toliau keičiasi taikomi metodai. STEAMas neturi vykti kasdien ir kiekvieną dieną ir visus metus, tai yra tik dalis, tai yra kaip mes galim kartais, ne visada, o dalį laiko pasižiūrėti. Mokytojai jau patys supranta, kad jie pradėjo kitaip žiūrėti, pradėjo taikyti kitus tos aktyvesnius metodus ir stiprina mokytojų tą tarpdalykinės integracijos gebėjimą, tą gebėjimą susikalbėti su kito dalyko mokytoju, planuoti. Tai yra, čia labai daug yra ne pačio turinio, bet daug planavimo, kaip
ar patogu, kad surasti vietą, suskirstyti grupę. Nu, žodžiu, labai daug planavimo, bet irgi mokytojai mato, kad jau jiems irgi tai kelia jų pačių kvalifikaciją, tas taikymas ir darimas. Tai paskutinis klausimas, kodėl aš noriu priskirti tą mokytoją ir mokyklą, ar tai yra tolygu, nes pavyzdžiui, mes turime STEAM centrų ekosistemą ir dalyvius, ir čia yra ir STEAM centras, ir mokytojas, ir mokykla, švietimo bendruomenė. Tai mokytojas šitam visam versle ir visur kitur yra kaip vienas vienetas. Ir man kyla klausimas, ar mokytojas tai yra tolygų mokykla, nes pavyzdžiui, nesusidomėjusi mokykla, tai mokytojui nėra sudaromos pilnai sąlygos ir atvirkščiai, jei mokytojas nesusidomėjęs, ar mokykla pajėgi. Ir vis daugiau yra žmonių kalbama toj bendruomeniai švietimo apie STEAM ambasadorius. Žmonės, kurie atvyksta į mokyklą ir pradeda STEAM veiklą vien dėl to, kad mes labai turim didelį trūkumą mokytoje, nežinau, kad ten stoja tikrai į tuos gamtos mokslus. Tai kaip tą problemą reikės spręsti, tai ir galvoju, kad vienas iš tų, bet čia yra toksai, kaip čia pasakius, mąstymo, dar tik tais jo, dar tik mąstymo, kad gal galės būti tokie STEAM ambasadoriai, kurie, matot, trūksta mokytojų ir, tarkim, susirgo tikrai mokytojas ir pusę metų iškrenta. Tai kaip tą mokiniui toliau mokytis, kad žmonės, kurie atvyksta, jeigu, kartais sako, jeigu ne patys mokiniai atvyksta į STEAM centrą, bet kad STEAM tie žmonės galėtų atvykti į mokyklą ir kažkokį tą nepertraukti. Tai tiek trumpai, ačiū, kad pasiklausėt, toks labiau teorinis Tikrai labai greitai, aš irgi toks, kaip sako, akademinis susirgė tą ligą. Trumpai apie šiek tiek šitą dirbtinį intelektą, aišku, aš labai rizikuoju, nes jokių būdų nesu joks, kaip čia pasakyti, žinovas. Bandom mokytis, ar ne? Kažkaip tai, bet kad tai problema, kažkuria prasme didelė problema, tai taip, pavyzdžiui, studijų prasme, ne? Nes, sakykime, iš esmės, pavyzdžiui, keičiasi, dirbant, sakykime, su studentais, mes dabar irgi tęsiam studijas online, nuotoliniu režimu ir užduočių pateikimas ar savarankiškų, ar individualių, netgi egzaminavimas nuotoliniu būdu yra didžiulis iššūkis. Testų negali pateikti, užduočių irgi negali pateikti, nes studentai be abejo naudojasi. Gal ne visi, bet didžioji dalis naudojasi. Tai iš esmės jokių būdų nesitikras. Tai mes čia tokį kompleksinį tyrimą, Rita taip pat dalyvavo, nedaug dievę, bet gerai, padėjai. Šiek tiek aukštesnis lygmuo. Gerai, nu tai gal turi šansą pakisti. Va, nu, kad tai iš tikrųjų turbūt visi sutinkam ir šiandien tą lygiai stebėm, kad tai yra didžiulis interesas ir iš vienos pusės, ir motivacija ir panašiai ir taip toliau, iš kitos pusės didžiulis susirūpinimas. Tai čia kalbų nėra ir kad populiarėja kiekvienais metais ir tas pats, kaip tos pačios platformos, tie patys įrankiai tobulėja, ką mes matėm, reiškia, ne? Ir daugybė renginių, reiškia, konferencijų ir taip toliau, ir kad tai ir skatina kartu, reiškia, tokia banga kaip inovacijų, be abejo, pažiūrėkim kokią platformą. Ir čia nekalbant apie Open šitą AI, reiškia, arba ChatGPT, kitus visus, reiškia, Kinijos formas, ar ne? Reiškia, kurios, kai paklausus, tai nukelia kokį 50 metų atgal. Pavyzdžiui, paklausus, sako, 2013 dabar. Paklausus, kokia diena šiandien, reiškia, 2013 kokie ten, haliucinacijas pilna. Tai va, tai pats įvairiausi dalykai ir vėlgi aš čia gana greit praleisiu, kad yra kas šiaip jau galbūt svarbu, jeigu išskirti tris gal tokias, kad analizuoti vis dėlto būsimųjų mokytojų, studentų, kurie ketina tapti mokytojais, reiškia, kad jie turėtų geresnį supratimą, koks poreikis, ar yra apskritai poreikis, jų pasirengimas, na ir, sakykime, plačiaja prasme nuostatos,
na ir be abejo taip toliau. Ir žinoma, tobulinti pačių studijų programų, reiškia, pačias studijų programas, nes jos irgi, ta prasme, turi kažkaip tai integruoti, reiškia, tuos technologijas, ta prasme, ir kad jie įgytų jau studijų metu irgi tam tikrą raštingumą šitoj srityje. Dabar lygiai taip pat kalbama raštingumas, reiškia, dirbtinio intelekto srityje, arba šitos srities raštingumas. Nes mes šiandien irgi kažkuria prasme mokėmės to raštingumo, jeigu tai galim pasakyti, ar ne? Ir tam tikros atitinkami gebėjimai, reiškia, kad suprasti, reiškia, turėti tam tikrą supratimą, mokyti ir mokytis apie tai, apie intelektą, reiškia, lygiai taip pat mokyti ir mokytis, kaip tai veikia, kaip tai dirba, na ir taip pat jau pačiam procese mokyti ir mokytis naudojant technologiją. Niekur nedingsim nuo to, kaip kažkada kompiuterėse čia ir su kolegom diskutavom, atvažiuodami ir panašiai daug, kaip sako, diplominį rašiau, suspausdinau mašinėlę, kompiuterį nebuvo tuo metu, ar ne, paskui ir ta visa, reiškia, istorija, taip sakant, tokia. Na, mes formulavom keletą, be abejo, tyrimo klausimų, aš vėlgi neapsistosiu, reiškia, kompleksinis tyrimas, aš daugiau norėjau dabar tą kokybinę šiokią dalį pristatyti, straipsnė ten yra, ir pristatėm, čia jau pernai pristatėm Slovakijai, vyksta kasmetinė konferencija, aš čia taip pat irgi greitai prabėgsiu, tai buvo gana toks įprasta, sakykime, nemėgstu aš to žodžio tradicija, įprasta metodologija, reiškia apklausa, laikotarpis, toks gana nedidelis klausimynas kombinuotas, reiškia, ir pateikiami atsakymai raštu. Ir aišku, toliau atlikta analizė, reiškia, prašomoji statistika ir antrinė statistika, na ir norėjom gauti tam tikrus rezultatus. Tai labai minimalus čia šiuo atveju rezultatai, kas, jeigu norės plačiau, kur toks yra, galbūt matom tą viduriuką, ar ne, kad tas pažintis, susipažinimas su dirbtiniu intelektu kaip tokiu, reiškia, yra, toks apie vidurį, ne, gerokai apie vidurį, 52, sakykime, 3%, na ir kol kas tam vidurį ir matom, reiškia, vyrauja. Aišku, aš manau, kad ta situacija, sakykime, keisis. Dabar jeigu pasižiūrėtum kitais kriterijais, tai irgi matom, reiškia, kad tai gali padidinti, sakykime, patirtį universitete, mokymasi, reiškia, patirtį, turėti tam tikrą poveikį arba turės tinkamą poveikį, reiškia, ateityje, reiškia, will have significant impact, nu ir taip toliau, reiškia, arba, tarkim, ar tai įtakos asmeninius, sakykime, individualius rezultatus, mokymus arba studijų rezultatus yra gerokai žemiau. Na, mes ten skaičiavom vėliau, reiškia, reikšmingumo indeksus, reiškia, svėrėm, sakykime, tuos teiginius, bet čia irgi matom, kokie gebėjimai arba žinių sritys yra svarbios ateities mokytojui įgyti, reiškia, tai matom, kas pirmoji pozicija, gana ryškiai, tai koreliuoja su kitais kintamaisiais, aš sakau, nebenoriu dabar daug užimti laiko, bet matom, 40% yra etiniai dalykai, etiniai aspektai, būtent, reiškia, dirbtinio intelekto taikymo srityje ir toliau eina žemiau, reiškia, supratimas pačio koncepto, reiškia, principų, matom, 30, duomenų analizė interpretavimas 15, bendradarbiavimas su sistemomis jau dar mažiau, reiškia, programavimo, kodavimo gebėjimai iš viso, sakykime, matom, koks. Ir, pavyzdžiui, taikymas dirbtinio intelekto pamokose visiškai žemai. Tai toks labai keistas vaizdas. Na ir kokios baimės, sakykime, mums buvo irgi savotiškai įdomu. Ta momentu, aišku, viskas keičiasi dinamiškai. Tai vėlgi matom, ir tai vėlgi koreliuoja labai aiškiai su kitais visais tyrimais, pačio vyriausio lygmens, būtent privatumas, duomenų saugumas, reiškia, informacijos saugumas. Ir vėlgi matom etinį aspektą, antroji, sakykime, pozicija, bet irgi gana ženkli. Toliau, reiškia, potencialus, sakykime, trūkumas sąveikos, sakykime, reduction of, pavyzdžiui, mokytojų darbų, pozicijos, reiškia, panašiai, ir diskriminacija ir taip toliau. Tai ten yra plačiau, aš sakau, dabar tik tai keletą paėmėm, buvo išleista tarptautiniu mastu Springer Nature leidyklai, reiškia, rinkinys, ir ten yra šitas skyrius su gana išsame
išsame, reiškia, analizę ir buvo pristatyta, reiškia, pernai Divai konferencijai Slovakijai, kuri vyksta tradicinė tokia gana stipri konferencija ir diskutuota tais klausimais ir dabar irgi ruošiamės turbūt nuotoliniu, nespėsiu, nes mes turim simpozimą, tai birželio pradžioje veiks Krokuvos technikos universitete, irgi veiks STEAM ir IT, dirbtinio intelekto tokia konferencija, irgi labai bando stipriai dirbti toj srityje. Gal dabar šiek tiek, jūs ten rasit irgi straipsnį, čia jau iš kitos tolesnės dalis, reiškia kokybinė analizė, bet kas įdomu, pavyzdžiui, apie naudą, reiškia, kokią naudą išvelgiama. Tai jeigu pasižiūrėsim, vėlgi kategorizavimą, dabar nenoriu ten į detalės gilintis, reiškia, elementų, subkategorijų, bet preliminariai matoma. Vyraujantį kategoriją yra mokymo efektyvumas, sakykime, ir individualizavimas, kas yra iš tikrųjų svarbu ir matom, kas tą lemia daugiausiai, net 17%, reiškia, mokymo personalizavimas ir diferencijavimas. Tai visiškai suprantama, nes čia, kaip kolegė kalbėjo apie STEAM, tai aš vis galvojau apie elementariai integruotą ugdymą. Nes, pavyzdžiui, mano disertacija 98-ais irgi buvo rengiama ir ginama integruotas gamtos dalykų mokymas, taikant didaktinį diferencijavimą. Tuo metu tai atrodė. Tai irgi, tai kitaip sakant, STEAM nėra kažkokia šventa karvė, kuri, sakant, iš nieko atsirado, reiškia, o jeigu dar giliau, tai aš vėlgi drįstu prisiminti mūsų vadovą, profesorių Vaitkevičių, kuris net tais vadinamais grubiais sovietiniais laikais parengė itin puikią monografiją, berods 57-ais išleido, jeigu aš neklystu, žinių sisteminimis. Tai va ten tipiška, iš esmės, ir integracija, ir, sakykime, to meto STEAMas, tai vadinasi, kažkuria prasme. Tai yra didelė panorama, tai nėra kažkas tokio. Bet tai aišku, be abejo, svarbu įdėti akimis modelis plačiau ir panašiai. Va, na, toliau matom technologijų integravimas ir skaitmeninis ugdymas ir vėlgi kas lemia šitą kategoriją ir galbūt mažiausia, nėra labai matom, čia nėra didelio skirtumo, 27-28%, praktiškai jokio skirtumo nėra, reiškia pagalba mokytojų, reiškia ir procesų optimizavimas. Taip kažkaip sukrito įdomiai, reiškia, apie kaip vis tą numanomą, tikėtiną arba galvojamą naudą. Čia turbūt. Aha, ir dar vienas, reiškia, kitas toks komponentas, koks tikėtinas poveikis ateityje. Kaip tas suvokiama, suprantama, vėlgi čia ir dabar šito momentu. Tai matom, kaip įdomiai pasiskirstė 3 kategorijas. Teigiamas poveikis, neįgiamas poveikis ir, toks arba dvipusis, kaip sakytume, arba neutrali pozicija. Tai matom, kad vis dėlto vyrauja tarsi pozityvus poveikis, 43,4%. Na ir pirmiausia, didžiausią svorį turi, kad tai tarsi spartina, reiškia, mokytojo darbą, reiškia, fasilituoja, reiškia, taip įtyčia slogą. Na, toliau nauda studentams, reiškia, technologiniai, sakykime, privalumai, inovacijos ugdyme, reiškia, šiek tiek mažiau. O koks negatyvus poveikis, tai vėlgi matom, reiškia, declining weakening skills, reiškia, kad mažėja gebėjimus praranda, reiškia, sakykime, tam tikrą prasme ir panašiai. Ir vėlgi etiniai klausimai ir socialinės pasekmės. Nes lygiai tą patį, pavyzdžiui, su studentai, sakykime, kadangi nuo lygio dirbam, bet vieną grupę bakalauro šį semestrą turim auditorijai, tai ateinam į kompiuterį klasę, viskas vyksta, turim edukacinių tyrimų modulį ir jie, tai sakau, įjungit kompiuterį, dirbsim, ten kažką pasikeitim, sprendžiam kažkokias užduotis. Ne, jie vis tiek telefonus pasidėjo ir mums sako taip geriau. Studentai telefonus, jokios komunikacijos nėra, reiškia. Pradinukam irgi taip pat. Jo, bet tai dar ką noriu pabrėžti, kad tai yra būsimieji iki mokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai. Šita studijų programa, reiškia. Tai yra, žinokit, ir neina niekaip kitaip. Tai įvairiai, reiškia, tai va, matom, socialinės tos pasekmės, čia irgi įeina, tas jeigu pažiūrėtume į komponentus, matom, reiškia, komunikacijos pokyčiai, reiškia, priklausomybė nuo technologijų, sakykime, memory impairment, literacy problems, reiškia, ir panašiai. Tai tokias, reiškia, įvairūs dalykai. Tai mes dar didelės dalies masyvo duomenų neišanalizavom, dar viskas tas tęsiasi, reiškia, bet vis tiek, kas jau įmanoma, išanalizavom, skelbiam, vis tiek įdomu, matysis, kaip galbūt kaip toliau, sakykime, situacija keisis.
Na ir aš kažkokių labai čia didelių išvadų nenoriu komentuoti, pasižiūrėsit irgi straipsnių rinkinyje yra publikuota, kad bendra prasme, aišku, ta tokia pozicija yra pozityvi, sakykime, be abejo, kad dauguma studentų iš esmės sutinka, kad turės, bet kuriuo atveju turės reikšmingą poveikį, reiškia, ugdymo ateityje, nes tą ir dabar matome, tai čia visiškai logiška, ir išreikštas tos vadinamos baimės, reiškia, susirūpinimai dėl šitų dalykų, kas iš tikrųjų yra. Dabar ta diskusija ne tik Lietuvoje, pavyzdžiui, apie tą draudimą telefonais, mokyklose, tai Australija berods uždraudė, kiek žinau, ten Prancūzija vėl kita situacija, aš pavyzdžiui, praktiškai kasmet Taivanėje lankausi, reiškia, tai įvairiuose ir mokyklose, ir universitetuose, tai irgi matau tą situaciją gana įvairią, nes technologijų šalis, bet dirba kitaip. Žodžiu, daug čia galima būtų diskutuoti, bet gal tam kryptim iš tikrųjų laiką. Na ir dabar, kaip visada reikia marketingą atlikti, marketingo funkciją, labai noriu pakviesti ir ypač mokytojus, kolegas mokytojus, kad jie nebijotų, jau mūsų toks irgi tampa šiek tiek tradicinis renginys, matot, irgi augam. Per 30 metų grubiai sugalvojom, kad neužtenka tik nacionalinės konferencijos, bet reikia kažkaip dar toliau. Tai Baltic Sea simpoziumas, kuris startavo 2015 metais pirmasis ir šiemet planuojam, kad įvyks 6-asis simpoziumas, reiškia, būtent birželio 16-19 dienomis. Kas gali, tai kviečiu dalyvauti pilnai, visas 4 dienas. Tradiciškai 16 bus pirmadienis. Pagrindiniai tokie svarbus pranešimai, turim pranešėjus iš Graikijos, iš Turkijos, iš Italijos, iš Klaipėdos universiteto turėsim atstovus Lietuvą. Ir tokia, galima atvykti tiesiog vienai dienai, dalyvauti kaip vieną dieną. Pavyzdžiui, pirmadienį ir panašiai dalyvauti sekcijų darbe. Antradienį mes tradiciškai vykstam į visos dienos outdoor activities, tai yra visi simpoziumo dalyviai, kur nors važiuoja. Tai šiemet yra suplanuota preliminariai kelionė į Biržų kraštą, lankysim technikos muziejų Stodeliškiuose, buities muziejų, Biržų pilį, ir kiek spėsim, jeigu iš Širvenoj nenuspėsim. Tai visą dieną grįžta patenkinti, laimingi, žodžiu, susipažinę su Lietuva, tokia yra misija. Ir patikėkit, šiai dienai jau yra Japonų užsiregistravę, ir tradiciškai Pietų Korėja, Afrika atvažiuoja, ne visą Afriką. Bet tam tikrai atstovai. Ir trečiadienį vėl dirbam visą dieną, ketvirtadienį taip pat visą dieną, daugiau praktinių irgi tokių darbų. Šiais metais pilnai bendradarbiaujam su Šiaulių technologijų centru, technologinio mokymo centru. Šiaulių technologinio mokymo centru. Konkrečiai, kaip ten, menų ir grožio skyrius, nes ten buvusios prieš tai profesinės mokyklos, dabar yra sujungtas į centrus bendrus ir yra grožio ir menų skyrius. Tai ten kosmetika, kirpimas, ten fotografija, tikras STEM ar STEAM, žodžiu, ten ir makijažus galėsit pasidaryti, ir šukuosenas pasitaisyti, tai čia motyvuoju, kaip sako dabar. Motyvuoju, ten kojines šiek tiek pataupykit, visai iki birželio visko neišimkit iš tų kojinių, supratot mintį, ar ne? Tai ir tikrai kviečiu dalyvauti. Pabendrauti, kaip sakant, tarptautiniam kontekste. Toks dalykas. Viskas baigiu. Ir dar, galite nebuoti, aš ir pats savo moku. Kai dirbi online, tai pranti, su savim pasikalbi, yra protingiausias reikalas. Tai pats savo atsakai, jūs girdim, tyliai visi, tu tai girdžiu, aišku, kaip, save tai girdžiu, jo, kokia problema. Ir neaplenkit to mūsų kuklaus YouTube kanalo, kuriame bus laipsnių ir šita medžiaga, kurią mes šiandien kažkaip pagaminsim visi bendrom jėgom. Prenumeruokit, yra kelionės apie Lietuvą, yra akademiniai, ten keli grojaraščiai, yra paskaitos, yra taip toliau. Žodžiu, kaip sako, to pačiu ir promotion, something like promotion. Tai viskas.
Duok Dieve.